Sveiki bičiuliai. Šiemet susitinkame pirmame Vilniaus auto muziejaus ir Retronil organizuojamam Cars & Coffee renginuke ir norėčiau priminti, kad kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį šioje vietoje prie Vilniaus auto muziejuje vyks Cars & Coffee renginukas, tad kviečiame jūs visus, atvykite, pabendrausim, pasižiūrėsim gražių automobilių, pafotografuosim bei pabendrausime. O šiaip šią seriją norėtumėm skirti renginukam, tai yra mūsų renginukam, bei kitiem renginiam, kurie vyko šį savaitgalį Lietuvoje ir kitose šalyse. Apie kitus renginius papasakosim šio epizodo pabaigoje, bet dabar siūlyčiau pasivaikščioti, pasižiūrėti, kokie yra įdomus automobiliai čionai. Tiesa, daugelis klausinėja, kur galėtų sužinoti informaciją apie vykstančius renginius, kad galėtų atvykti pasiplanuoti su šeima. Taigi šaltinių yra daug. Galite pas mus Retronil Facebooko grupėje pasižiūrėti, galite pasižiūrėti viena iš didžiausių Lietuvoje allcar.lt retro automobiliai grupėje. Kaip matote, yra pranešimas, kad vyksta renginukas. Taip pat galite pasižiūrėti autorenginiai.lt Facebooko grupėje, kurioje yra parodomi vykstantis renginiai. Tai yra supaprastinti savaitgaliais renginiai bei artėjančios parodos. Taigi, sekite, žiūrėkite, domėkitės ir dalyvaukite. O dabar siūlau apeiti pasižiūrėti, pabendraujame kartu ir pasižiūrime, kokių gražių automobilių ir įdomių atvažiavo. Tiesa, oras tai negailestingas. Šią savaitę rodo, nežinau, +4, +5 šį sekmadienį, po savaitės beveik +20, +18 temperatūra kinta. Tai tikrai wow. Taigi, automobiliai susirinko įvairių. Pažiūrėsite kartu su manim. Labai smagu, kad automobilius nuplovė, pasiruošė, bei atvažiavo. Žinoma, kaip visada yra daug BMW, kitoj pusėje irgi matote Alpiną, bet man labai smagu, kad atvyksta vis įdomesnių ir retesnių automobilių. Kaip pavyzdžiui šitas Citroenas. Šį Citroeną, maros, jūs galėjote matyti praeitų metų Vilniaus auto show parodoje vykstančioje. Taigi labai smagu, kad automobilis jau išridėjo į kelius ir džiugina tikrai ne vieno praeivio akis. Šiaip automobilis labai įdomus, su techniniais parametrais bei visokiais sprendimais ir labai norėčiau jums papasakoti apie jį plačiau kitame epizode. Tarkim irgi M3 atvažiavo keli BMW, tai irgi šitas būtent kėbulų M3, aš sakyčiau, yra vienas iš pačių gražiausių modelių. Šia vėjuką, žinokit, pučia, tikiuosi garso smarkiai netrukdys. Taigi, o čionai yra pagrindinis, mūsų zona, kur bendrauja ir grožis automobilis, taigi yra Alfa Romeo, Benedikto Varnago Fiat Panda, 4 varomų. Irgi juokavome, kad šis automobilis yra kaip tikras visureigis, su siaurom padangytėm, tikrų tiltų gale, 4 varomi ratais, toks tikrai išskirtinis įspūdingas automobilis. Labai smagu, kad į mūsų Cars & Coffee prisijungia ir Ferrari Testarossa, tai yra šitas nuostabus automobilis, raudonas, tai yra raudona išorė, raudonas salonas, tikrai gali papuošti kiekvieną renginį, kiekvieną susitikimą, kiekvieną mytą ir šiaip pamatyti Lietuvoje gatvėje važiuojančią Ferrari Testarossa, tai yra tikrai įspūdingas reginys. Kabrioletai šią vasarą tikiuosi bus dėkingesnis oras kabrioletam, nes jeigu prisiminsit, praeitą vasarą daug lyjo, žmonės prisipirko kabrioletų, nori išvažiuoti, nori pavažinėti, tai tikėkimės leis orai tą padaryti. Šiandien norėčiau jums parodyti du gražuolius Lexusus, balta ir raudona, tai yra tikrai išskirtiniai automobiliai. Lietuvoje jų nėra daug, bet asmeniškai, nors tai yra ir tikrai naujesni automobiliai, nepatenka į mūsų retro automobilių sąvoką, tačiau savo išskirtinumu, įdomybėm, tai yra tikrai, wow, kokie įdomus automobiliai. Už jų stovi mūsų Skyline'as ir 993 Porsche. Tai su Skyline'u mes irgi pavyko užsibaigti tuos darbelius, užsidėjome jau, kaip matote, ženkliuką priekį. Tai priekį ženkliuko nedėjom GTR, nes čia nėra GTR modelis, uždėjome Skyline'ą, to ženkliukas koks priklauso. Smagu, kad prie mūsų Kafein kavinė prisijungia su mobiliu autobusiuku, tai šituo šaltu oru gali pasiūlyti kavos ir prie gero žodžio ir pabendravimo. Norėčiau dar keletą žodžių papasakoti apie Wranglerius. Kažkaip vienu metu, kaip matote, susirinko 3 Wrangleriai, tai galim bus šiek tiek plačiau papasakoti. Šitas yra jau paskutinis faceliftas, lyginant su tais, jis yra, man rodo, 2006 metų. Su savininku šnekėjau, tai šiaip visų pirma, akis aš krenta ta geltona ryški spalva.
Saloniukas irgi ypatingai švarus, labai tvarkingas, pravažiavęs apie 70 000 mylių. Įdomus faktas, kad būtent šitam facelifte yra greičių dėžė, kaip matote, 6 bėgių mechaninė, 4 litrų variklis su 6 bėgių mechaninė greičių dėžė, yra tikrai ekonomiškas ir labai įdomus automobilis. Tarkim, duris laiko irgi, kaip matote, tokie troseliai, medžiaginiai, kurie tu gali perdėti arba čia, kad atsidaro pilnai duris, arba perdėti kitą kilpą, tada durų atidarimą reguliuoja mažesnis. Tai yra tikrai toksai ganėtinai juokingas sprendimas durų atidarimui. Taipogi yra originalūs ratai, kurie neišlenda, taigi su tokiais ratais galima važiuoti pakankamai komfortiškai, nemėto vairo, komfortiškai važiuoja ir šiaip pamatyti tokį geltoną kaip saulė automobilį vasarą gatvėse bus wow. Šitą Cadillacą irgi matėte Julius Rato dirbtuvėse, kaip jam buvo atliekamas aptarnaujantis remontas, tai irgi tikrai smagus kabrioletas, vėl pasikartosiu, vasarą tikiuosi leis pasidžiaugti. Čia norėjau parodyti irgi geltoną Wranglerį, kuris yra šiek tiek kitoks, čia kaip matote yra Wrangler X modelis, nes yra modeliai irgi yra skirtingi, tarkim, čia yra X, mūsų bičiulio žalesis Wrangleris yra Sahara, tai irgi čia įvairūs modeliai, jie irgi skiriasi tam tikrais dalykais. Su šito modeliu norėčiau parodyti yra stiklas, kaip matote, šita dalis, jinai gali nusiminėti, čia yra toksai kaip papildoma opcija, kurią galim buvo užsisakyti, tai atsidarius duris, mes, reiškia, pasiemam, tiesiog patraukim šitą į viršų, opt, ir išimam. Yra speciali vieta gale, kur galima įdėti stiklą, užsidarom durytės, rankytės įsimetam ir važiuojam. Įsivaizduojat, koksai džiaugsmas ir grožis važiuoti, kai šviečia saulė, šilta, o jūs su Wrangleriu savo Vilniaus keliais lekit. Aišku, smagiau būtų kuo nors Miami keliais, bet tarkim apsiribosim ir Vilniaus. Ir žinoma, primenu, kad čia stogas jisai irgi nusiema. Čia yra brezentinis stogas, tai kitaip tariant, mes galime šitą nuimti ir šitoks tampa kaip pusiau kabrioletas. Tai tikrai toksai sprendimas labai įdomus ir šiaip tie Wrangleriai tikrai turi kultą ne tik Amerikoje, bet turi kultą ir Lietuvoje, kur vis daugėja tokių džipų. Laukit, čia pasitvarkingai dėti reikia, nesulaužyti. Va, dedam, įdedam, uždarom ir automobilis paruoštas. Taigi puikus. Čia irgi mūsų bičiulio Wrangleris, sutvarkytas, perdažytas, rėmas suvirintas, restauruotas, uždėtas chrominės detalės. Tai irgi labai smagus automobilis, džiaugiasi, važinėja, sako tikrai wow sprendimas. Jau matyta Volvo, irgi T5, tai kas liečia Volvos, tai man irgi atrodo, kad tai yra viena iš įdomiausių turbūt spalvų Volvo Estate, tai kitaip tariant universalui, turbinių variklių, tai žodžiu, wow. Šeštukas, 190 Mercedesas irgi, tai va, tai kaip matot, daug įdomių automobilių. Mūsų kraštuose, jeigu pamenat, Volkswagen Passat asocijuodavosi su, nežinau, statybininkais mieste, prie ūkio, prie kaimo, bet kaip matote, yra žmonių, kurie puoselėja, saugo Passatus ir šiaip aš manau, kad tokie automobiliai, kurie anksčiau asocijavosi su paprastumu, ilgainiui tikrai kels labai malonės emocijas, nes supranti, kiek žmogus įdėjo į darbą laiko ir pastangų į variklio, tarkim, skyrių, kad jisai atrodytų taip, kaip dabar atrodo, į išorę, į priežiūrą, tai tikrai yra pagirtina ir yra tikrai smagu. Kitoj pusėje, kaip matot, irgi atvažiavo įdomių automobilių, tai yra Mazda, Lexusas, Hondai, Opeliai, klasikiniai BMW. Tai šiaip yra labai smagu, kad Lietuvoje tikrai didėja klasikinių automobilių įvairovė, lyginant nuo paprastų, tarkim, kasdieniškai tikrai dar sutinkamų automobilių, iki retų išskirtinių, kaip jūs matėte, kaip, nežinau, kaip Ferrari, kur tikrai mūsų kraštuose pamatyti dar yra šiek tiek egzotikos. Tai labai smagu, kad šitam renginį prie Vilniaus auto muziejaus mes galime susitikti, pabendrauti, o atšilus, tarkim, pasibaigus laiko arba kai jau nusibosta bendrauti arba norisi kitų pramogų, jūs visada galite atvykti į Vilniaus auto muziejų ir pasižiūrėti po stogu esančių įdomių automobilių. Tad jeigu jūs dar nebuvote muziejui, dar kartą kviečiu užeiti, pasigrožėti ten įdomiais automobiliais. Norėčiau šiek tiek dar papasakoti apie 997 kėbulo Porsche, jeigu pamenat, kurį aš žiūriu ir geltoną.
Tai irgi kaip ir pakankamai modernus automobiliai, tačiau jie buvo leidžiami nuo 2005 metų ir šiaip yra pripažinta kaip modernioji klasika. Tai yra kaip jau ir beveik klasikiniai automobiliai, nors ir tokie modernus, tačiau tiek vidum, tiek išorė jie jau taip po truputį sensta, bet sensta gražiai. Tai tampa gražus, klasikiniai Porsche automobiliai, kur lyginant su 996 tikrai atrodo žymiai moderniau. Mazda 929 irgi, šiandien fotografo Vytauto yra automobilis, kuris irgi tikrai vis kiekvieną renginį esant progui su mielu noru atvažiuoja, minkštai sėdint kaip sofai, nes kas šitą Mazdą važiavo, tačiau iš senųjų mokyklų tas automobilis, kur tu atsisėdi, linguoji, daug mygtukų, veliūrinis saloniukas, sėdi, linguoji ir važiuoji. Tikrai nuostabiai maloniai važiuojantis automobilis ir kas yra įdomu, kad šiaip tikrai prieš 15-20 metų tokių Mazdų keliuose buvo tikrai labai daug. Daug kas jas važinėdavo, mėgdavo, dabar pamatyti tokią Mazdą kely yra tikrai retenybė. Taigi labai smagu, kad yra žmonių, kurie saugo, puoselėja ir džiaugiasi šiais automobiliais. Taigi, renginukas maždaug vyksta taip. Tai kas nebuvo, tikrai kito mėnesio paskutinį sekmadienį atvykit, pabendrausim, nes vis tiek renginukas vyksta nuo 10 iki 2 valandos. Tai vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja, bendraujam, geriam kavytę, smagiai šnekučiuojamės, tad kviečiu kito mėnesio paskutinį sekmadienį atvykti į Vilniaus auto muziejų į Cars & Coffee renginuką. O dabar norėčiau grįžti ir papasakoti jums apie šį savaitgalį vykusius renginukus Lietuvoje ir ne tik. Einame pasiklausyti. Pabendravome su kolegom ir perėjom į Vilniaus auto muziejų vidų pasižiūrėti čia esančių eksponatų. Kviečiame ir jūs. Tai vienas iš renginių vyko Trakų dvaro teritorijoje, tai buvo Lietuvos Alfa klubo sezono atidarymas. Buvo suvažiavę daug įdomių Alfa Romeo modelių, bet žinoma, daugiausia dėmesio sulaukė 2 išskirtiniai modeliai. Tai yra raudonos spalvos Alfa Romeo SZ, kitaip vadinasi Sprint Zagato. Tai labai išskirtinis modelis, kampuotas su futuristiniu dizainu, kiekvienoje pusėje priekį turintis po 3 žibintus. V6 3 litrų variklis, tikrai labai spūdingas garsas ir šiaip tie modeliai buvo pagaminta šiek tiek daugiau nei 1000 vienetų. Tai yra tikrai labai retas modelis ir labai smagu, kad vienas iš jų buvo Lietuvos Alfa Romeo sezono atidaryme. Šiuo metu šie modeliai labai išaugo kainomis, tikrai tapo kiekvieno kolekcionieriaus domintis šiais modeliais noru turėti tokį savo garažą. Tai yra tikrai labai retas automobilis. Kitas gražuolis, kaip matote, yra oranžinės spalvos Alfa Romeo. Tai irgi yra, įdomus modelis, tai vienas iš V8 litrų turinčių variklių modelių Alfa Romeo 2,6 kubatūros. Kaip matote, priekiniai žibintai yra šiek tiek dengti atsidaro ir pilnai atsidaro žibintai. Kitas dalykas įdomus, kad kai žiūri iš šono, už galinio lango šoninio yra ertmės paimti orą, vėdinti saloną, bet toks jausmas susidaro, kad čia turėtų būti middle engine variklis, tai kitaip tariant, variklis turėtų būti per vidurį. Bet čia yra iš tikro priekyje tikras V8 variklis, tai labai įdomus modelis. Kitas renginukas buvo Kuršėnuose vykstančiame Matsuri drifte, tai mes nuvykome su Skylineu, pasižiūrėjom, palaikėm Lietuvos drifterius, tikrai buvo daug dalyvių, daug dūmų, daug garso, daug svylančių padangų, šiaip labai fainas renginukas, tai kas domitės driftų, tikrai pastebėkite drifto renginius, labai įdomu. Lenkijoje vyksta ralis, klasikinių automobilių ralis, tai iš Lietuvos dalyvauja net 5 ekipažai, tai yra tikrai daug, tai Volkswagen Karman, raudonas Volvo Tado, jau irgi matytas mūsų epizoduose, BMW 5 serijos E34, Porsche 944 ir dar vienas ekipažas. Tai labai smagu, kad vis daugėja ekipažų iš Lietuvos, kurie dalyvauja klasikinių automobilių ralyje. Taigi tikrai, kas domisi klasikinių automobilių ralių, siūlau dalyvauti ne tik Lietuvoje, daug renginukų vyksta, daug Lietuvoje vyksta, Latvijoje, Lenkijoje bei kitur. Tai tikrai, kas domisi tokiais renginukais, kviečiu užeiti, pasidomėti ir važiuoti dalyvauti. Tai yra tikrai labai įdomu su klasikiniu automobiliu, sportuoti, gauti adrenalino ir džiaugtis klasikiniu automobiliu. Savaitgalį Latvijoje Rygoje vyko automobilių paroda, tai buvo 2 salės didelės, vienoje salėje buvo kaip ir kažkada pas mus Lietuvoje, kur pristatinėjo naujus automobilius, tai buvo daug naujų automobilių, tokias galėjai pasižiūrėti naujas technologijas, kur eina, nauji automobiliai, pristatymai, tai tikrai buvo įdomu, gal ne tiek kiek mūsų tema, ta, kuri mus domina, bet nauji automobiliai irgi yra įdomu. Kita salė buvo daug įvairių įdomių automobilių, kaip galite pasigrožėti.
tikrai įdomių dalykų buvo retesnių modelių, buvo Toyota Century mėlynos spalvos irgi sužeminta, tai irgi man toks artimas automobilis, bei daug kitų automobilių. Tai siūlau šiek tiek pasigrožėti kadrais ir judame toliau. Kitas renginukas, tai turbūt pagrindinis renginys visoje Europai, tai buvo Düsseldorfe, Vokietijoje vykstančio Ultra Race renginys. Tai yra pirmą kartą Ultra Race'as vyko ne Lenkijoje, ne Vroclave, o Vokietijoje ir tikrai buvo wow. Tie, kas buvo, žinokit, wow, koks renginukas. Tai kalbėjau su žmonėm, kurie ten buvo, žiūrėjosi, tai tikrai nustebė, koks kiekis įdomių, brangių automobilių ten buvo. Buvo daug senovinių automobilių perdarytų, pagražintų, sportinių, su istoriniais automobiliais. Wow, buvo perdarytų, kaip matote, šis M3 E30 kėbulas ant 4 motociklų uždėtas. Tai tikrai wow, įspūdingas. Arba Pagani Zonda ant juodo monstro trailerio. Tai ten irgi toks renginys, kosminis renginukas. Tai va, tai kaip matote, daug. Jau tikrai akį net nestebina Bugatti B220, Lamborghini Diablo, šiaip tikrai skirtiniai automobiliai, tai supranti, kad ten yra wow, kokio lygio renginys, kur tu matai seną Ferrari nuleistą ant žemės arba visiškai perdarytą, nežinau, BMW ar tą patį Skyline GTR su ratlankiais, sudropinta, sužeminta, tai tikrai wow renginukas. Tai tie, kas nebuvo, tame tarpe ir aš, Vokietijoje nebuvo, bet kitais metais tikrai planuoju renginuką tokį nuvažiuoti pažiūrėti, nes tikrai išskirtinis įdomus renginukas. Dabar kviečiu visus pasižiūrėti kadrus, video medžiagą, bent trumpai pamatyti ir perteikti, tikiuosi, tą emociją jums pavyks. Taigi pasigrožėkite kadrais. O mes su jumis atsisveikinam ir iki susimatymo kitam epizode. Ačiū žiūrėjusiem ir iki.